Lietuvos krepšinio rinktinė tęsia pasiruošimo ciklą mūsų šalyje įvyksiančiam Europos čempionatui. Po draugiškų rungtynių su Ispanijos krepšininkais traumas patyrė nacionalinės komandos aukštaūgiai Robertas Jeftokas ir Darius Songaila jau treniravosi su rinktine. Tačiau nesėkmės įsisuko ir gynėjų grandyje. Kelios skausmais mače prieš Latvius skundėsis žaidėjas Mantas Kalnietis, praleido treniruotę ir jam atliekami išsamūs medicininiai tyrimai. Mantas Kalnietis sudūrė kelią jam ten su Latvijos per pradžioj ir taip jisai iššilęs jisai žaidė, bet šiandien, tiksliau vakar ten patinė ir šiandien jisai jaučiasi, tai detalesniam tikrinimui išsiuntėm ir aš žinosiu rezultatus ir matysim, ką gydytojai rekomenduoja mums, ką su juo daryti, ar dar duoti pailsėti ir tiesiog detaliau reikia apžiūrėti. Iki čempionato starto likus kiek daugiau nei savaitei rinktinės strategų ramybės neduoda ir komandos gynyba. Turim pagerinti tiek individualią gynybą, viens prieš vieną, tiek savo pozicijas, sakysim, kad mes būtume tą pačią koncepciją visi penki. Nes dabar labai daug momentų, kur dalis žaidžia vienaip, kita dalis žaidžia kitaip. Tai įeina ir atšokia kamuoliai, sakysim, yra ką tobulinti, bet medžiagos yra, mes galėsim pasirengti geriau ir su rungtynėm su slovėnais. Priminsime, jog trečiadienį lietuviai žais prieš paskutinės kontrolinės rungtynes su Slovėnijos krepšininkais. Marius Zaremba, Linas Cituras, Sport 1 žinios + Kaunas.